Jeigu manęs nebūtų pakvietę dainuoti šitą renginį, tai aš visais tiesiog transporto visom priemonėm vis tiek važiuočiau į areną būti kartu, nes man tai atrodo istorinis įvykis ir Lietuvai kaip valstybei, ir kaip muzikiniam visam mūsų paveikslui, nes vienoje vietoje tiek daug ir muzikantų, ir seniai negirdėtų dainų, kurias tu žinai kaip tą lietuvišką skambesį, kur tu sėdėdamas kokiam Tailande ant vandenyno kranto išgirstum tą dainą ir tiesiog galvotum, blemba, man laikas namo. Tai vat bus tokių dainų ne viena. Ir šiaip, man atrodo, kai žmonės kartu dainuoja, kai būna mirksta tame, ką gerai būtent ta grupė žmonių žino, nebelieka pykčio, nebelieka pavydo, norisi kažkaip šviesiau mąstyti, galvoti, ką gero nuo savęs galiu sukurti savo šaliai. Tai aš manau, kad tai yra labai sveikas renginys mūsų šaliai, kuri patiria labai daug chaoso pastaraisiais metais. Ateikit, kartu dainuosim, kartu gal ir verksim ir manau, kad tikrai bus ir iš ko smagiai prisijuokti. Muzikinė laisvos Lietuvos istorija mes užaugom. Kovo 10 Twinsbet arenoje.